Tai, ką dabar parodysiu, padidins jūsų kompiuterių greitį, bet kiek padidins priklauso nuo pačio kompiuterio. Jeigu jūsų kompiuteris yra pakankamai greitas, šie minėti pastebėjimai nepakeis greičio, tad jūs galbūt norėsite palikti nustatymus tokius, kokie ir taip yra. Taigi, yra du pagrindiniai būdai. Pirmas, jūs paspaudžiate ant My Computer dešinio klavišu, tada einate į Properties, tada einate Advanced, tada einate į Performance Settings, tada šiuo metu yra pažymėta taip, Let Windows choose what's best for my computer. Taigi Windowsai galvoja, kad jie žino, kas geriausia jūsų kompiuteriui. Iš tikrųjų, Windowsai žino, kas geriausia apskritai kompiuteriam, bet jie nebūtinai žino, kas geriausia yra jūsų kompiuteriui. Todėl siūlau padaryti Adjust for Best Performance. Tada buvo atžymėta viską, kas prieš tai pažymėta. Taigi spaudžiate Apply. Tada spaudžiate OK. Viskas galite štai išjungti. Kitas būdas yra tiesiog ant desktopo screeno, spaudžiate vėlgi su dešiniu pelės klavišu, einate į Properties, tada einate Settings ir tada iš Color Quality pakeičiate iš 32 į 16. Tada spaudžiate Apply, spaudžiate Yes ir OK. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote naudingi patarimai.com ar LT ir siūlau sugrįžti čia dažniau.